Mūsų žiemos saulėgrįžą mes visi gal nepažiūrime, gal nepaskaitome, bet mes jaučiame. Dienos trumpėja, naktys ilgėja. Tai čia yra paprasčiausias, kaip sakoma, galima vadinti kalendorinis virsmas, galima vadinti ir astronominis gamtos virsmas. Tiesiog ir kada Saulė būna virš horizonto maždaug tik tai 12 laipsnių kampu, kadangi žemai, tada būna trumpiausia diena, ilgiausia naktis. Kas įdomiausia, kiekvienais metais jinai gali keistis, ar ten 10 minučių, ar tai 20 minučių. Pavyzdžiui, šiemet, 2025 metais, žiemos saulėgrįža bus 21 diena, gruodžio 21 diena, 17 valandą 3 minutės. Ir čia toks lyg ir, sakyčiau, apmąstymų laikotarpis būtų daugiau. Ką tu padarai gero, kokius darbus nudirbai, gal tu įžeidei draugą, gal kaimyną, labai gera proga atsiprašyti. Netgi, pavyzdžiui, imkime mažąją Lietuvą, tas laikas ir sakyčiau, Aukštaitija, tas laikas vadinosi kitaip, leliumai. Adventas tai yra tiesiog lotyniškas žodis laukti ir tiek. Čia nieko ypatingo, nors jisai dabar sureikšmintas. Leliumai. Kas yra leliumai? Taigi šventė. Paprasčiausiai piršliai važiuodavo su jaunikiais pirštis pas mergeles. Linksmas buvo laikas, sakyčiau. Kodėl linksmas? Labai paprastai, taigi mes laukiam šviesos, laukiam saulės, laukiame dienos pailgėjimo, laukiame to, kas atgaivina gamtą ir pagaliau tai yra labai svarbu mums visiems. Teko būti ir Suomijoje, ir Švedijoje. Ten tiek daug šviesų vakare, tiek daug šviesų. O kodėl? Labai paprastai. Tamsa žmonės veikia neigiamai, kiti depresiją suserga, kiti turi tam tikrų fobijų. Tai yra labai svarbu. Tai čia, sakyčiau, žemės motinėlės yra alsavimas. Ji gula pailsėti. Kadangi trumpėja diena, ilgėja naktis, taip pat reikia poilsių, ji mūsų augina, jie augina mūsų derlių. Tiesiog mes irgi esam gamtos dalis, nors kartais jaučiamės mes virš gamtos. Todėl aš norėčiau palinkėti visiems, kad nauja ateinanti saulėgrįžos šviesa atneštų jaukumą į jūsų namus, į jūsų širdis atneštų meilę, atneštų gėrį ir svarbiausia tai mūsų prigimtiniai, kertiniai dalykai – dora ir darna. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.